Legendinis Juozo Miltinio dramos teatras šįsyk atsivėrė iškilmiai. 14-ąjį Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai įteikimo ceremonijai, kurią nuo 2011-ųjų kasmet rašytojos, kultūros, visuomenės ir politikos veikėjos, ypatingos moters Gabrielės Petkevičaitės bitės gimtadienį rengia Lietuvos Respublikos Seimas kartu su Panevėžio miesto savivaldybe, kad pagerbtų Lietuvos šviesuolius, tauriai, kantriai, be fanfarų tarnaujančius Lietuvai, žmonės, dirbančius artimo ir valstybės labui, įgyvendinančius veiklios meilės idėjas, brandinančius tautinės vertybes ir auginančius visuomenės pilietiškumą, kaip ir bitė Gabrielė Petkevičaitė. Jūsų atliekami darbai tai yra ne tik vertybė didžiulė, bet ir kelias į ateitį. Šiandieniniu tokiu nepastoviu laikotarpiu mums yra labai svarbu rasti savyje jėgų, būti stipriais ir vieningais. Atrodo, šiandien, kai taip stokojame humaniškų lyderių, idealistų, kai atrodo humanizmas apskritai krizę patiria, kur besurasim tokių vizionierių, tokių titaniškus darbus nudirbusių žmonių, kaip dirbo Gabrielė Petkevičaitė bitė. Bet tai tik tai regis. Šitų žmonių mes randame šiais metais, bet pavyzdžiui, buvo tiek daug kandidatų, kad atrinkti tuos 16 laureatų iš tiesų buvo labai nelengva. Ir tų žmonių buvo pasiūlyta nuo Klaipėdos iki Zarasų. Ir visokiausių profesorių, akademikų, nepriklausomybės aktų signatarų ir paprasčiausių mokytojų, brolių vienuolių, kaimo metraštininkų. Visi jie po trupinėlį kuria Lietuvą. Ir aš manau, kad šiandien bitė tikrai džiaugtųsi, matydama, kaip užaugo jos sodintas sodas. Ji šitaip norėjo, kad Puziniškyje pasodintas sodas išaugtų ir bujotų taip, kaip jos tautiečiai, būtų stiprus ir gražus. Iki 2025 metų medaliu Tarnaukite Lietuvai apdovanoti 184 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, bendruomenės, juridiniai asmenys, už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropinę veiklą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje, aktualią publicistiką, vešlus bitės sodas. Virgilijus Skuodas. Savanoris, buvęs krašto apsaugos tarnybos kuopos vadas, parlamento gynėjas, šaulys, asociacijos Gargždų jungtinės pajėgos prezidentas, fotografas ir žygeivis, šimtų žmonių vedantis mažosios Lietuvos, Žemaitijos, Aukštaitijos istorijos ir gamtos takais, žygiuose padedantis atrasti ne tik primirštas gimtojo Klaipėdos krašto istorijos vietas, bet ir atskleisti į žygius įsiruošusių žmonių, ypač jaunų savybės. Jau 7 metus žygiais ugdantis jaunąją Lietuvą Virgilijus Skuodas. Pirmiausia, aš noriu padėkoti, kad tie darbai buvo pastebėti už įvertinimą ir tėvynės labui. Jau 25 metus ugdantis skautus Naujamiestyje, mokytojos Litos vedami moksleiviai aktyviai įsitraukė į nepaliaujamą gerų darbų darymą, atsodina iškirstą mišką, gamina apkasų žvakes Ukrainos kariams.
O kur dar stovyklos, žygiai, Rita Liaugaudienė? Kaip ir skautai, gyvenam pagal šūkį, tarnaujam kam? Dievui, tėvynei, artimui. Tarnaukite Lietuvai. Bitės priesakas visoms buvusioms, esamoms ir būsimoms kartoms. Kaip ir kito iškilaus panevėžiečio, Juozo Balčikonio. Būkime esmės žmonėmis, sako Petras Luomanas, tąsyk laikinai ėjęs Panevėžio mero pareigas. Todėl kloti pamatą neaprėpiamos svarbos kultūriniam įvykiui – atsakomybė, garbė, vidinis pasižadėjimas. Labai malonu prisiminti, kad Alfredas Pajodis man tada esančiam Seimo nariui sako, Petrai, nuvežk šitą, reiškia, bitės medalės, kaip čia, sakyčiau, tą gipsinį liejinį, tik žiūrėk, nesudaužyk. Tai gerai, sakau, Alfredai, tikrai ne, padėsiu ant pagalvės ir nuvešiu. O reikėjo, kadangi buvo kaip tik tai Seimo vicepirmininkas Česlovas Stankevičius, reiškia, atsakingas už šitą visą, sakykime, tolimesnę procedūrą. Tai va tokia buvo pradžia. Nu, be abejo, kad čia viskas yra labai dėsninga, kadangi Petkevičaitė bitė Panevėžy dirbo. Čia netoli, kaip sakom, Panevėžio rajone ir Petkevičiūtės dvarelis. Ir be abejo, mes turime jos vardu pavadintą biblioteką, tikrai nuostabią. Petkevičaitės bitės tas fenomenas tuo metu, sakykime, mūsų 20 amžiaus pirmas ketvirtis. Jis labai svarbus buvo. Situacija buvo gana sudėtinga ir valstybės atžvilgių. Mes 18 metais paskelbėm atkūrę Lietuvos valstybę. Petkevičaitės bitės darbas buvo iki to labai didelis. Ir, sakykime, kadangi spaudos draudimo metais, jinai dirbo iš tikrųjų kaip ta bitelė. Šitie renginiai, Petkevičaitės bitės medalio Tarnaukite Lietuvai, Panevėžy, čia nepaprastai yra gilios šaknys, jeigu mes žiūrėtumėm toliau. Ir mes matom ir Matas Grigonis, ir ta pati Petkevičaitė bitė, ir Balčikonis, ir eilė kitų šviesuolių, kurie būtent čia dirbo, bet kartu dirbo ir visai Lietuvai. Ir dirbkime ir mes. Betgi iš tiesų šiandienos žmogui, įpratusiam gyventi lengvai ir maloniai, labai nepatogus bitės paliepimas – tarnaukite. Nors permastyti, ypač dabartinėse geopolitinėse įtampose, neabejotinai vertas. Kaip dar ir dar kartą permasto tame paliepime radę ir įkvėpimą, ir palaiminimą. Aš nekartą galvojau, klausydamas visų šitų apdovanojimų ir kalbų, kad jį matytų, kaip gyvena jos dvasia, jos žodis, kaip nenaina veltui tie darbai, kur žmogus atidavė tiek savo gyvenimą, tiek savo energijos. Labai norėjusi, kad Gabrielė Petkevičaitė bitė tai būtų pamačiusi kitos šviesios moteris. Aš truputį užsiminiau apie moteris, esu gavęs kalbos premiją Felicijos Bartkevičienės, irgi kokia buvo nuostabi. Ir apskritai, 20 amžiaus pirmoje pusėje, kiek mes turim nuostabių moterų, menininkių, kūrėjų ir visuomenininkių, tai ir bitė, ir Šatrijos ragana, Lazdynų pelėda ir Žemaitė, kokios stiprios buvo. Ir dar man šitos asmenybės moteriškosios, jos siejasi ne tik tai su kūryba, ne tik su literatūra, bet jos buvo pedagogės, jos auklėjo, ugdė, formavo sąmoningumą Lietuvos, ypač jaunimo. Aš labai gerbiu tuo laikotarpiu Lietuvos mokytojas.
nes mano mama irgi buvo mokytoja ir aš čia pagalvojau, žiūrėdamas visą tą ceremoniją, ne man čia reikėjo tą premiją, tą medalį duoti, bet, sakykime, mano mamai, amžinatelis, nes jai buvo labai svarbu išmokyti lietuvių kalbos. Žiemą per pusnis mane už rogutės temdavosi, eidavo pas mokinius į namus, mokydavo, jai rūpėjo tai. Ir tada nebuvo nei kalbos apie kažkokį atlyginimą ar mokestį, ar kad mokytojas prestižas. Jai buvo svarbu, kažkas tokio gyvenime turi būti šviesaus, tikro, o kokia šviesa ir gyvenimo tikrumas bus be dalyvavimo savo tautos gyvenime, jo kultūroje. Pirmiausia per kalbą, per kalbos mokėjimą. Ir matyti, į manęs taip tiesiog nieko neauklėjo, neugdė taip didaktiškai kaip nors, bet įdėgė kažkokį netiesiogiai labai stiprų lietuvybės jausmą, kuris man visą gyvenimą mane neša, mane palaiko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią mamą. Na ir literatūra, visa kita, tai buvo knygų skaitimas. Ir šiandien aš ir galvoju, kad mama, jeigu tu pamatytum visą tą renginį, kaip nuostabiai visą tai žydi. Akademikas sako šiandien su džiaugsmu žiūrėjęs, kiek kiti yra parašę, nuveikę, o jis tiesiog taip gyvenęs. Ir už tą gyvenimo kokybę, už tai, kad gali dalytis kultūros vertybėmis, žmogiškumu, yra dėkingas literatūrai, nes literatūra kuria tarp žmogiškus santykius. Ir dar kas svarbu, mano mama sakydavo, ir visoms šitoms autoriams yra svarbu, tai žmogus turi turėti principus. Mes šiandien nebežinom tų dalykų. Mes šiandien esame relatyvus, prisitaikantis prie situacijos, prie aplinkybių, kaip pažiūrėsi, iš kurios pusės, ir nebemokame tiesiogiai, intuityviai pamatyti ir skirti gėrį ir blogį. Ypač politikai dabar pasauliniai tai matosi. Viską galima pateisinti, viską galima tarsi išsukti. Ir nebemato žmonės, kur yra šėtoniška, o kur yra dieviška, prasminga. Todėl, kad, nežinau, iš praeities ta stiprybė semia, kaip kudirkos himne. Tai vienas iš tų stiprybės šaltinių yra tų moterų, kūrėjų, drąsa, ryžtas, principingumas. Kai mes skaitome apie jų gyvenimus, mes matom, kaip jos nebijojo, kaip jos kovojo už savo tiesas, už savo principus, kurios buvo ne jų tiesos, bet tautos, Lietuvos tiesos, ne dėl savęs. Dėl savęs nieko jos nesistengia. Bitė sielojosi. Humanizmas patiria krizę. Su ta kultūra žūsim. Prieš gerą 100 metų. Bet štai kas, ramus Regimantas Tamošaitis, tikintis, kad tiesa žmonėse gyvena. Ir į ateitį juos veda aukštos dvasinės idėjos, stiprinančios ir materialiuosius, visuomenės gerovės pamatus. Atvirkščiai niekada nebūna. Ten, kur idėjos yra tikros, jos kuria ir gerovę. Ir mes iš tikrųjų gyvenam gerovės valstybėj, bet tą gerovę mes pirmiausia suvokiam kaip mūsų ir dvasinį, kultūrinį tobulėjimą, o ne individualistinį, asmeninės gerovės kūrimą kur nors ten užsidarius. Nėra laimės, nėra gyvenimo prasmės gyventi užsidarius savo asmeniškai gerovę. Tai yra kalėjimas. Kalėjimas yra žmogaus atribojimas nuo žmonių. O kartais psichologiškai mes atsiribojam, kaip per daug galvojam apie save, psichologiškai mes susidarom į kalėjimą. O džiaugsmą atrandam, kai gali dalintis, gali kažką duoti ir kai duodi ir pats gauni ir viskas yra gerai. Todėl aš labai, labai džiaugiuosi, kad aš ir mano vaikai gyvenam Lietuvoje. Va. O visa, kas lieka žinoma baimės dėl ateities situacijų, kai aplinkui vyksta tokios geopolitinės įtampos, pasaulio dalymasis, bet reikalas yra toks. Kai mažai tikėjimo, daug baimės yra. O tikėjimas yra ir pasitikėjimas. Pasitikėjimas gėriu, ar neatsitiktinai galbūt ir štai Tiberiados vienuoliai čia šiandien dalyvavo, kaip irgi vienas dvasinis elementas, kuris stiprina Lietuvą. Todėl
Man atrodo, kad kaip Apučio apsakymė pasakyta, aukštyn širdis, kursom kordą, stiprinkim savo tikėjimą ir tuo būsime stiprus. Mane pradžiugino estetinis vaizdas, kaip gražiai atrodo, kaip yra taip padaryta. Iš tikrųjų, į tokį medalį parsivežus į namus, aš dabar turėsiu galvoti vietą garbingą jam rasti. Labai graži asmenybė, Gabrielė Petkevičaitė, ypač nuotraukos šiandien, kur matėm, kaip tyrinėtojai yra sakę, tokiame menkame kūne tokia stipri dvasia. Rita Aleknaitė Bieliauskienė Panevėžį vadina ypatingu miestu. Ne todėl, kad jis gimtasis ar kad puikioj geografiniai platumoj. Miestas tai žmonės. Jis toks, kokie jo gyventojai. Petkevičaitė bitė kažkada yra sakiusi, kad svarbiausias dalykas - mokėti administruoti žmonių bendruomenę. Labai įdomu, kad sakė 20-ojo amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais. Ir šiandien jos sakinys labai aktualus. Mes žinom situaciją, kada Panevėžys, vienas didžiųjų Lietuvos miestų, buvo apskritai nuskriaustas, pateko į mažųjų Lietuvos miestų būrį. Kodėl? Todėl, kad nemokėjo administruoti. O žmonių, kuriančių žmonių, Panevėžyje yra tikrai labai daug. Kol kas aš nematau, kad atsirastų žmogus, gebantis administruoti tą bendruomenę. Tai yra suteikti sąlygas individualiai kūrybingų žmonių veiklai. Yra dailininkai, yra literatūros žmonės. Yra muzikai, yra muzikinis teatras, yra dramos teatras, yra jaunimo teatras. Ar galite įsivaizduoti, koks turtas mieste yra? Ir todėl Panevėžys turi klestėti kaip perlas saulėje, jeigu bus mokama administruoti šitą visą aplinką, kurioje žmogus gali reikšti savo kūrybinius gebėjimus. Apgailestauja profesorė dėl mieste numarintos pirmadieninių muzikinių vakarų tradicijos, kad nebeklesti čia anksčiau klestėjusi chorinė kultūra. Tačiau viltingai. Bet į debesis, sakė Petkevičaitė bitė, reikia kilti. Kovas dabar Lietuvos šviesuomeniai ne tik proga minėti Gabrielės Petkevičaitės bitės gimtadienius, jubiliejinius ir eilinius, tačiau tai ir idėjos brandinti tautinės vertybės, auginti visuomenės pilietiškumą, dirbti artimo ir valstybės labui, iškėlimas ant pjedestalo. Ir tų, kurie kukliai ir atkakliai dirbdami visus savo gyvenimų įrodė, kad laisva, vieninga, laiminga visuomenė įmanoma tada, kai žmogus jaučiasi joje kompetentingas, geba savarankiškai priimti sprendimus ir pasitiki valstybę. Tas, kuris savoje šalyje reikalingas, suprastas, mylimas, niekada niekur nenuklysta. Kad mintis taptų žodžiu, o šis veiksmu, reikėjo vienminčių ir vieno kelio jiems eiti. 2011 metais buvo švenčiamas Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo 150 metų jubiliejus. Ir dirbo dvi tokios darbo grupės. Viena darbo grupė dirbo savivaldybei, o kita darbo grupė buvo sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo. Ir jeigu aš tiksliai atmenu, tai tuometinė Seimo pirmininkė Irena Degutienė pasiūlė įsteigti medalį. Jai labai imponavo, kad bitė atidarė Lietuvos steigiamąjį Seimą 1920 metais ir jai labai imponavo, kad jin moteris viešoje veikloje tuo metu dalyvavo, kas dar buvo retas dalykas. Iš karto buvo sukurtas ir tas medalis, jo autoris yra panevėžietis skulptorius Alfrydas Pajuodis ir jis dabar teikiama jau 14 metų visokiam
nusipelnusiam Lietuvos žmonėm. Buvo susikoncentruota į keletą tokių dalykų, į tokių vertybių, kurios buvo būdingos bitei. Tai pirmiausia toksai demokratijos plėtra, savanorystė, jaunų žmonių ugdymas ir tautiškai angažuota literatūra. Ir šitie 4 dalykai parengti kaip svarbiausi ir aš dabar supratau, kad mes dar praleidom vieną labai svarbų dalyką, tai moterų teisės. Nes bitė buvo viena iš pradininkių tos kovos už lygias vyrų ir moterų teisės. Aš manyčiau, kad būtų prasminga iš tiesų, kad tai svarbus aspektas ir nors formaliai dažnai yra lygios, bet jeigu pasižiūri, tai dažnai kokia įstaigai dirba daugiausia moteris, vadovauja vyrai. Bitės paliepimas, užduotis, netgi pareikalavimas. Tarnaukite Lietuvai. Dabar jau ne tik po Lietuvą vaikšto. Visur, kur yra lietuvių. Ir medalio gavėjų darbai, daugeliu atveju, ne šiaip darbai, žygdarbiai, kuriems atlikti reikėtų visos minios pastangų. O įveikia vos vienas vienintelis žmogus. Apie tokius žmonės, kurių asmeninis santykis su tuo, kas skamba labai sudėtingai, pilietiškumas, filantropija, savanorystė, tapo džiaugsmu, pašaukimu, gyvenimo prasme. Pasakosime toliau, kitose televizijos ciklo pasižadėję tarnauti Lietuvai laidose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.